Pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją mokytojai. Prašau. Pirmoji šios dienos spaudos konferencija. Tai bus kreipimasis į mokytojus, ministrą pirmininką, prezidentę ir vyriausybę. Atsiprašau, Seimo pirmininkę. Mano mama Palmyra yra mokytoja. Mano krikšto mama Ada yra mokytoja. Jas abi labai gerbė jų mokiniai. Ir gerbė todėl, kad juos vedė į gyvenimo kelią. Ir aš taip pat tik gerų žodžių miniu visus savo mokytojus. Ministras pirmininkas tarė žodį. Lietuvos mokytojai streikuoja Rusijos paįtakoti. Taip jam sakė mūsų tarnybos, kabutėse mūsų tarnybos naudoja, kol jos nebus įvardintas. Kitą dieną jis vis tik susiprato atsiprašyti, tačiau kitų sakinių vėl įžeidė mokytojus. Jų profsąjungos mat bendrauja su Rusija. Tokia šiandien Lietuvoje mada. Toks požiūris, bet visų pirma į save tai yra požiūris. Seimas tyli, prezidentė nieko nemato, piaro šiuo atveju nebus. Tektų karo reikalus aukoti, kalbant apie žemiškus dalykus. Tik 26 metai nepriklausomybės mūsų. Ir jau pamiršome, kas yra mokytojas. Pamiršome, kad mūsų valstybės visų pirma reikės mūsų vaikams. Ar išgirdote, ministrė pirmininkė, prezidentė, Seimo pirmininkė, ką streikuojančiai mokytojai? Šią žinią transliavo LRT radijas. Tvirtai pasakė jos mokamas penktokas. Jis pasakė, jo tėvai ir seneliai gyvena iš socialinių pašalpų. Todėl jam jokio mokslo nereikia. Ir jis taip gyvens. Aš noriu pasakyti, kad valstybės saugumas matuojamas ne 88 metaliniais boksininkais, vokiškai bokser vadinamais šarvuočiais, už dvigubą šiuolaikinio tanko kainą perkamais. Tikrasis valstybės saugumas šitas penktokas yra, kurį po 8 metų pašauksite į vėl po jūsų letargo miego atnaujintą šauktinių kariuomenę. Ir pasodinsite į šį metalinį boksininką. Ta buvusi penktoką, kuris mokės tik tai laukti mėnesinės pašalpos, nes kito pasirinkimo nebus, jeigu jūs taip tęsite. Valstybės saugumas tai visų pirma mokytojas iš didžiosios raidės. Be savo mokytojo, ministrė pirmininkė, prezidentė, Seimo pirmininkė, jūs būtumėte mažiausiai niekas iš didžiosios raidės. Tad kodėl tyčiojatės iš mokytojo? Kurie šioje centrijos valstybėje sukaupė drąsą ir pabandė oriai atsitiesti? Tyčiojatės ne tik etikečių lipdymu, bet ir akių užmerkimu, ausų užsikimšimu, savo svarbos sureikšminimu. Mūsų mokytojų triūsas mažiausiai apmokamas Europos Sąjungoje. Labai mažai. Šioje demokratinė save skelbiančioje mūsų valstybėje iš jų tyčiojasi ir jo šokdina visi, kas netingi. Daugelis jų savo mokesčių skolas sumoka tik vasarą, gavę atostoginius. Ir už likučius važinėja į kolektyvinius sodus, tokios jų atostogas. Jie moko mūsų ir jūsų vaikus. O jūs juos pavertėte patyčios objektais, veidmainiškai skelbdami patyčių prevencijos mokyklose projektus. Ministras pirmininkas, prezidentė, Seimo pirmininkė tai suprasti nenori ar negali.
Ar bent pastebėjote, kad nepriklausomybės metais Lietuva uždarė 1000 mokyklų? Atsiprašau jūsų, gerbėmieji mokytojai. Atsiprašau, nes drauge su Sąjūdžiu jums suteikiau viltį. Bet 1992 metais pasitraukiau iš šono, manydamas, kad pagrindinis darbas atliktas, nepriklausomybė atkurta ir apginta, beje, be ginklo. Pasitraukiau, nes tapo koktu nuo to, ką mačiau. Tačiau neturiu teisės tuo pasiteisinti. Todėl šiandien aš čia, šioje Seimo salėje, kreipiuosi į Lietuvos Seimą, prezidentę ir vyriausybę. Jei jums rūpi šios valstybės ateitis, atsisakykite šių 88 boksininkų metalinių. Iš jiems skiriamų per 400 milijonų eurų, 300 milijonų eurų visų pirma skirkite mokytojams, bibliotekininkams, kultūros darbuotojams, pensininkams. Visiems jiems prisižadėjote ir žodžio netesėjote. Vien lito sunaikinimui beveik tiek pat skyrėte ir dar leidote pasityčioti iš lito tėvo Vlado Jurgučio, litu sulydant jo paminklą. Tai ne patyčia, sakysite. Likusius 100 milijonų eurų skirkite teritoriniai šaulių, savanorių, rezervo, lengvai ginkluotėjai, jų paruošimui. Tai turi prasmę. Prasmės neturi Lietuvos pavertimas karo lauku. Po tokio karo liks ne valstybė, liks teritorija. O mokytojų reikėjo ir reikės, jei auginsime vaikus, anūkus ir jiems paliksime šią valstybę. Šis kreipimasis šiandien bus įteiktas Seimo pirmininkiai, prezidentai ir vyriausybei.